Sveiki, su jumis ir vėl Vitiokas ir tinklapis 232usv.ldc.lt. Taigi, dabar bus pamokėlė, kaip padaryti VPS net sistemą. Tai yra paprasta VPS net sistema, kuri yra kitaip vadinama webshop. Webshopas veikia pagrindą su AMX pagalba, tiesiog su AMX bands ir taigi, dabar štai taip. Mums reikėtų įsidiegti savo pirmą AMX bands 5.1.b, tiksliau b. Taigi, visą failus AMX bands rasite mūsų forume, turėtumėt patys suprasti, jeigu mūsų pamokas jau žiūrite, tai viskas yra mūsų forume. Visi failai štai čia, jeigu nežinote kaip įdėti AMX bands, rasite ir kaip įdėkti AMX bands, bet dabar įdėksime VPS net sistemą. Taigi, visus failus matę susidėgiau. Iš karto galime suteikti teisės, vis dėlto padarykite refresh arba atnaujinti. Sudėkime teisės, matote, TMP, tada einame Smarty ir Template C. Template C ir Demos ir Include. Turėtų būti 4 failai, tiksliau 4 folderiai, papkės. Taip. Dabar mums reikia visokių prisijungimų. Visus prisijungimus matote, prašom mūsų čia. Štai taip, patikrinam toliau. Oi, dabar man reikėjo dar eiti, pamiršau, ištrinti, aš čia biškį nusižiūrėjęs. Matote, reikia greitai ištrinti. Taip. Sukurti lenteles, matėte, meta klaidas, taip to, čia žiūrėkime toliau. Taip. Turėtume gauti štai tokią nuorodą. Pažiūrėkime, tikrinti kategorijas. Matot, rodo, tokios kategorijos nėra. Tai meta dėl to, kad tiesiog yra sakau, maniau pribaigti. Pažiūrėsime, ar ras tokia. Oi, tos mūsų sakau, mane užknisa jaudai, žinokit. Ir vėl mes vėl taip nežinau, ar home reikia. Reiks, man rodos, homes, bet to mes sužinosim. Ar mums reikia homes, ar nereikia. Ar tiesiog galime bands. Reikia su home rašyti, tai vat yra. Ir žiūrėsim, reikia. Čia yra import. Dabar kokia čia kategorija. TMP, čia yra pagrindinė, tai yra bands. TMP, čia turėtų būti template, matome. Bands templates. Tikriname ir bandykime adminą, ir čia gali būti admino, basis ir admin. Toliau žiūrėkime. Galime čia deleguoti pagal save, aš jūs čia neprivalau. Įsteigė mūsų AMX band sistema, taigi mums reikėtų kaip dabar pridėti kaip ir webshopo sistemos diegimo procesą. Einame į FTP, aš sukūręs esu folderį shop, taip matysite, čia raidę praleidom. Matote, rašo čia tokias, dabar čia neišdėkite, nes čia aš dar nieko neredagavau. Taip, einame į config, čia yra passwordas, dabar taip, mums reikia įti dar prisijungimą, tarkime, user, dabar ir čia yra prisijungimas prie administravimo, kad galėtume atveris adminas, tarkime, passwordą. Čia galite bet kada keisti, čia yra sumas, tarkime, 1 litras, 2 litai, norite galime pridėti 20 litų iš karto, taip, jau orientuoti. Taip, dabar key pasas ir key, tai čia yra per VPS net sistema, tai palaukite, dabar aš nuorodos neturiu vartotojo, turėčiau kažkaip gauti registraciją, čia yra, nusiregistruoti nematau, arba šaklas. Kur čia registracija? Palauk, reikia pirmus sakyti, kaip suprantu, negaliu registruoti, dabar neturiu VPS net sistemos, tiksliau prisijungimų. Jeigu neturiu, tai neturiu, tiesiog žinau, aš atmintinai galime sakyti, taigi, tarkime, čia yra keyus, tarkime, LDC.
keis slaptažodžius, tai yra raktadžiuose slaptažodžius 1, 2, 3, 4, tai tarkime taip, štai tai tarkime ir spaudžiame išsaugoti. Mūsų sistema taip atrodo. Visam redaguojam procesui foną keisti reikia naudoti Notepad++. Einame į Google, rašom Notepad++ ir dar pridėkime žodį download. Taip. Pasisiūsime šitą programą, jinai bus štai tokia. Kaip matote, visokias matote rodavį. Čia yra skirta labiau redagavimui ir jinai yra žiauriai patogesnė ir nemėtis klaidų. Ir atkreipkite dėmesį, kad matote yra siūsti numerį tokiu. Bet čia dabar biškai paisime toliau. Tarkime, admin. Ai, čia adminas nuorodas galėtų būti. Passwordas. Dabar taip. Tarkime, paslaugos pavadinimas. BIP. Privilegijos teisės. BIT. Kaina 1 litas. Ok. Tarkime, pridėkime dar vieną. Unban. Atsibaninti. Atsibaninti, tarkime. Privilegijos. Unban. Kreipkite, ką čia rašo. Tada ir kaina būtų 3 litai. Ok. Ir tarkime, čia turime pavyzdį. Viską čia veikia, konkrečiai viskas veikia. Žinokite, esu testavęs jau, matote, išmetą. Kokias visas tenais nurodytas kainas atsibaninti. Reikia mums eiti pakeisti vieną dalyką. Atsimant, rašiau 3 litai. Nurodas 3 litų nėra. Tai turiu rašyti vietoj 2, 3. Jie turėtų man atvaizduoti, 2 turiu rašyti, neklystu. Aš nežinau, nurodas 3 litus, nežinau, to nuės patikrinsiu. Rašiau 3 litai, taip, rašiau 3 litai. Taip, matote, yra. Turi siūsti tokį raktažodį, kad jam tiesiog, kaip pasakyti, ateitų procesas, kad jis yra užsisakęs kažką ir jis, kai užsisako, įrašo savo telefono numerį, tarkime. Taifa, nu. Tarkime toksai. Čia yra netikras man telefono numeris, bet tiesiog. Neras tik telefono numerį siuntimą. Bet tai reikia daryti, kai įsiuntite. Atminkite numeris, kai sakiau, 1316114, turėtų būti kažkas 1378, kažkas tokio. Kur tą pakeisti? Index 1614, 1378, tarkime. 1378. Pasikeitė. Jeigu būčiau redagavęs su Notepad paprastu, čia man mestų klaidą. Kreipkite, mestų klaidą. Taigi žinokite. Galite iš karto parodysiu, kaip pridėti, tarkime, štai taip, dalykėlį, papildomą. Kokios kainos. Taip, kokios visas kainos yra mėnesiui, nu ir man štai, taip. Kokios kainos, arba tiesiog, noriu paremti seriją, tarkime. Čia papildomą, tarkime, man to nereikia. Čia būtų ldc.lt ir čia mano turinys. Sveiki, užeikite į mūsų tinklapį, rasite daug pamokų, Counter-Strike serverio kūrimų. Tarkime taip. Ir saugomis tą laikomą atskirlai spaudžiamas raidę. Išmetamas tokiai turėtų atsirasti kažkoks formatas. Atsirado. Taip galite tirti imidžius visokius ir toliau. Kai sakiau, matote, numeris pasikeitė. Kai įsiuntite žinutę, tai jums turėtų sakiau. Tiesiog numerį savo įrašote, iš ten numerį siuntėte ir jūs ten tiesiog jau gaunate tokį išmetimą. Kad jūs turite balansą tiek ir galite nusipirkti už tą balansą tokias sąlygas. Tarkime, VIP, jūs turite, tarkime, 10 litų. Čia yra, tarkime, 1 litas VIP-ui, yra tenais 3 atsibaninimų, esate užblokuotas. Galite iš tos 10 litų atsiblokuoti, 3 litus numušta, galite nusipirkti VIP-ui, dar liks jums balansą 6 litai. Štai ir viskas. Pamoko baigta. Visas, kaip ir viskas yra jau padaryta. Tiesiog gero naudojimo. Ir būtinai lankykitės mūsų forume, rašykite pamokų, jeigu norite tenais, kad darytume jums aiškesnės pamokas kaip ant FPS, kad viskas būtų aišku, tiesiog remkite mūsų tinklapį, mes už paramą tikrai pirksime visokius VPS net planus, kad galėtume tiesiog jums kurti pamokas aiškesnės. Taipogi, norite
pamokų skirtų grinai CSS irgi reikia, sakiau, bet reikia geresnio VPS serverio, kad aš tiesiog galėčiau padirbti, nes aš dabar neturiu padirbti, o pats investuoti, kad jums tiesiog padėti nelabai ir galiu. Tai, o viską adminui, jeigu norėsit užsidėti savo, tai yra ACT AMX Bans, rankiniu būdu, jeigu norėsite ACT AMX Admins ir ACT Inter, tarkime, pavyzdys. Mano adresas, password nereikia, access jau yra. Čia būtų ant IT, tai būtų D. Steam ID, nickname, tarkim, įkūrėjas, show, nieko čia nereikia. Spaudžiame OK. Tiksliau vykdyti. Fly correct, VPS nereikia. Tai reikia čia mums įrašyti 1.1, tarkime. Nu, įsidarėpiau. Dabar mes galime pažiūrėti, ar netgi šopas mūsų atpatė. Administravimas. Nu, neaptiko mūsų šopas, nes, kaip sakau, turite įsiųsti žinutę. Viskas šiems rodys logus, kad yra kokie numeriai, kas pirko, kada vykdė visą tą procesą. Taigi, viso gero, užeikite mūsų tinklapą, 3www.svt.lt. Taipogi turime ir daugiau tinklapių. Turime netgi filmų tinklapių, turime netgi talpyklos. Talpyklos yra štai tokia, galėsite talpinti savo paveikslėlius, arba turime filmų tinklapį, kur galėsite žiūrėti filmus online. Taigi, viso gero. Norite daugiau pamokų? Prašykite, mums tikrai nesunku sukurti.